Šeštadienio rytas ant ledo. Ne toks ankstyvas rytas, tačiau šou verslo atstovams, aktoriams, muzikantams, kitoms garsenybėms reikėjo išsimiegoti ir išvakarėse per daug nesilinksminti. Čia ne šiaip sau treniruotė, mėgėjai turės suspėti su tikrais profesionalais Lietuvos ledo ritulio rinktine. Tad pirmyn į mūšį ir saugokit dantis. Bill Lacan said, I think it appears I've only been dreaming the last 4 years. When Wiggy said I'm having so much fun. Sound number one, or something for everyone. Me and one in Boston, the kids were queuing. Greičiai, ką, maždaug apie nuo 85 iki 105 km per valandą, tai mūsų 85 maždaug, o profų maždaug apie 120 kartais siekia, tai sunku jos pavyti iš tikrųjų. Sveikatėlės užteko? Sveikatėlės kaip tik ir užteko. Greičio pritrūko. Trūksta mąstymo aikštelėje ir fintų. Tada partneriai buvo aukšto lygio, gali pasakyti. Be jokios abejonės. Ne visi. Mano kolega Vytaras Radzevičius dar galėtų pasitreniruoti, nes jo komanda gavo. Aš kaip ir nugalėtojų, tai neteisimas. Ko gero, jeigu aš gročiau gitarą, jie irgi nespėtų taip greitai sugroti, kaip aš moku. Tai tuo tarpu aš negaliu čiuožti taip greitai kaip jie, bet šiaip tai viskas labai smagu, visi žino savo vietas. Mišrių žvaigždžių ir profesionalų sudarytų komandų dvikovą laimėjo baltieji, tačiau svarbiausia išvengta traumų, nes ledo ritulio rinktinė išvyksta į pasaulio pirmojo diviziono čempionatą Japonijoje. Stasys Vaitonis, LRytas LT.